Labai diena, gerbiami konferencijos organizatoriai ir dalyviai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už kvietimą dalyvauti šioje garbingoje konferencijoje ir ypatingai Dianai Adomaitiniai, kurie mane irgi prikalbino dalyvauti čia šioje garbingoje konferencijoje. Tai mano pranešimo tikslas yra apibrėžti pogrindžio leidinio Aušra vietą Lietuvos neginkluotojo pasipriešinimo sovietų režimui istorijoje. Svarbu pažymėti, jog mes dar iki galo neįsisąmonėme, kokią didžiulę reikšmę turi mūsų neginkluotos rezistencijos fenomenas, būtent dėl savo sąsajų su universaliomis žmogiškomis vertybėmis, kurios teisiškai buvo apibrėžtos visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje. Ši deklaracija, pasirašyta 1948 gruodžio 10 dieną Paryžiuje, Jungtinių tautų organizacijos generalinėje asamblėjoje, kvietė valstybės laikytis žmogaus teisių ir laisvių. Pilietinės ir politinės teisės bei laisvės čia užėmė ir tebeužima itin svarbią poziciją. Ypač svari čia tampa įsitikinimų ir taikių susirinkimų laisvė. 20 amžiaus 6-ame dešimtmetyje Rusijoje atsirado pirmoji savilaidos būdu išleista literatūra. Ji pralaužė ledus analogiškai leidybiniai veiklai 8-9 dešimtmečiais atskirose Sovietų Sąjungos respublikose ir vidurio bei rytų Europos šalyse. Prasidėjusi kaip literatūrinis kultūrinis judėjimas, savilaida greitai tapo vienu ryškiausių opozicinių judėjimų. Ji sklaidė į atskiras sroves pagal tam tikrus visuomenės grupių poreikius. Analizuodama periodinę savilaidą, istorikė Vilma Vasiliauskaitė išskyrė 3 pagrindinės jos kryptis. Tai yra religinę, pilietinę ir literatūrinę kultūrinę. Religinė kryptis orientavosi į bažnyčios ir tikinčiųjų teisių gynimą, krikščioniškos pasaulėžiūros puoselėjimą, dvasinį visuomenės ugdymą. Jo susiformavimą lėmė religinių bendruomenių ir pogrindinės bažnyčios veikla. Pačius savilaidos būdu Lietuvoje pagamintus pogrindžių leidinius tiek Katalikų bažnyčios kroniką, tiek Aušrą, Perspektyvas, Rūpintojėlį ir kitus galima vertinti dvejopai. Visų pirma, tai yra neįkainuojami istoriniai šaltiniai. Kita vertus, pačių leidinių kaip objektų bei artefaktų reikšmė taip pat akivaizdi. Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos tekstą tyrėjai ir visuomenė gali skaityti internete svetainė www.lkbkronika.lt. Čia pateikiamas kronikos tekstas įvairiomis kalbomis, jos leidėjų komentarai ir pasakojimai. Kitas vertingas projektas Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto, žurnalistikos instituto ir istorijos fakulteto vykdomas Lietuvos savilaidos šaltinių skaitmeninimas. Projekto vadovas Egidijus Jaseliūnas. Jo svetainė www.savilaida.lt. Taip pat verta paminėti, kad mūsų įstaigoje Genocido ir rezistencijos tyrimo centro vykdomo projekto svetainėje www.kgbveikla.lt taip pat skaitmeninami ir skelbiami KGB dokumentai. Pogrindžio spaudos ir kitos su neginkluota rezistencija susijusios medžiagos galima rasti muziejų fonduose. Taip pat stengiamasi daug dėmesio skirti ir personalijų atminties įamžinimui. Neginkluoto pasipriešinimo dalyviams Lietuvoje yra suteikiamas laisvės kovų dalyvio statusas, kai kurie iš jų apdovanojama valstybiniais apdovanojimais, kaupiami jų atsiminimai, kuriama ruošiamasi leisti jų biografijų rinkinį. Centro okupacijų ir laisvės kovų aukų muziejuje šis muziejus turi neginkluotojo pasipriešinimo rinkinį. Jame yra apie 4000 saugojimo vienetų. Rinkinys pamažu pildomas ir tvarkomas. Jo pagrindą sudaro sovietmečio iš disidentų ir jų pagalbininkų KGB konfiskuota medžiaga, knygos, pogrindžio leidiniai, dokumentai. Pastaraisiais metais įsigyta
įdomių disidentinių judėjimą atspindinčių ir šio judėjimo dalyvių nuotraukų. Kita dalis - privačių asmenų dovanotos įvairių organizacijų perduotos muziejinės vertybės. Šį rinkinį sudaro 4 artefaktų grupės - dokumentai, nuotraukos, daiktai ir raštyje. Čia saugomi beveik visi kronikos numeriai. Jeigu taip pat mūsų žurnale Centro genocidas ir rezistencija taip pat skelbia įvairias straipsnius, studijas ir dokumentus neginkluoto antisovietinio pasipriešinimo tema. Jeigu jau pereinant prie pačios pogrindžio leidinių ir aušros, tai galima pasakyti, kad labai svarbi neginkluoto pasipriešinimo atsiradimo priežastis buvo rusų kalbos vartojimo Lietuvoje skatinimo ir tokio prievartinio diegimo politika. Būtent šiai temai skirta nemaža Lietuvos neginkluotojo pogrindžio dokumentų. Kronikos leidėjai 75 metais, jau apie tai kalbėjo čia sveikinimo žodį kardinolas Sigitas Tamkevičius, nutarė leisti ir kitą daugiau tautinės publicistinės pakraipos periodinį leidinį, kuriame būtų pateikiama medžiaga pagal tematiką tiesiogiai nesusijusi su tikinčiųjų teisių pažeidimais, bet atskleidžianti tautinės priespaudos, nacionalinės kultūros žlugdymo faktus, neiškraipyta Lietuvos naujausių laikų istorija, kelianti nepriklausomybės viltį. Leidinys buvo pavadintas Aušra ir leidžiamas kaip tęsinys XIX amžiaus ėjusios Basanavičiaus Aušros. Pirmasis numeris pasirodė, buvo tęsiama numeracija, pirmas tai 40 skliausteliuose, pasirodė 75 spalio mėnesį Simne. Pirmuosius 8 Aušros numerius redagavo kunigas Sigitas Tamkevičius. Jis, žinodamas kunigo Liongino Kunevičiaus literatūrinius gabumus ir drąsą, pasiūlė jam toliau redaguoti ir leisti Aušrą. Taip kunigas Kunevičius tapo šio pogrindinio leidinio redaktoriumi ir daugumos straipsnių autoriumi nuo 8 jos numerio iki paskutiniojo. Kunevičius 53-58 metais studijavo Kauno kunigų seminarijoje. 58 buvo iššventintas kunigu. Iš pradžių buvo Kauno Kristaus prisikėlimo parapijos vikaras, vėliau dirbo sielovadinį darbą įvairiose Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos parapijose. Didvyžiuose Vilkaviškio rajonas, Gerdašiuose Lazdijų rajonas, Būdvietėje Lukšiuose, o nuo 91 Angelų sargų bažnyčios Alytuje altarista. Už nuopelnus pogrindžio spaudai ir tikinčių teisių gynimą 1999 po mirties, o jis mirė 94 metais, buvo apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino karininko kryžiumi. Kardinolas Tamkevičius savo knygoje dienoraštyje šitai prisiminė pirmojo Aušros numerio pasirodymą. Cituoju: šio mėnesio pabaigoje, tai yra 75 spalis, išėjo pogrindžio leidinio Aušra pirmasis numeris. Jos iniciatorius buvo kunigas Pranas Račiūnas, o išleidimo darbu bent pradžioje pasižadėjo rūpintis kronikos redakcija. Numerį žymėjimą susijęjame su caro laikais prieš 100 metų leistos Aušros numeracija. Ja pažymėdami skliausteliuose. Pirmas skliausteliuose 41, antras skliausteliuose 42 ir taip toliau. Pirmajame numeryje pateikiamas visas režisieriaus Jono Jurašo liudijimas lietuvių tautos persekiojimo klausimų tarptautinėme Sacharovo vardo nagrinėjime Kopenhagoje. Straipsnis vyskupas Motiejus Valančiaus 100 metų mirties sukaktis ir Solženicyno straipsnis Gyventi be melo. Leidinio siekiai įvardinti įžangoje. Lietuvos istorija tarsi pasikartoja. Carinė okupacija pasikeitė į tarybinę. Iš naujo iškilęs pavojus lietuvių tautos egzistencijai.
Pavojuje atsidūrė ypač dvasinės vertybės – tikėjimas, dora, kalba, literatūra ir visa lietuviškoji kultūra. Mūsų tautą reikia budinti iš dvasinio miego. Aušros programa lieka tokia, kaip ir prieš 100 metų. Parodyti lietuviams praeitį, teisingai įvertinti dabartį ir padėti įsivaizduoti ateities Lietuvą. Aušros pirmosios numerius, kaip ir kronika, redagavo ištikima kunigo Tamkevičiaus pagalbininkė sesuo Elena Šuliauskaitė. 77 metais gegužės mėnesį sesuo Šuliauskaitė pasiguodė kunigui Tamkevičiui, kad jai per sunku redaguoti kroniką ir aušrą. Tuomet Tamkevičius paprašė kunigo Liongino Kunevičiaus perimti aušros redagavimą ir pastarasis mielai sutiko. Netrukus Kunevičius atvežė Tamkevičiui šviežiai suredaguotą aušros 6 skliausteliuose 46 numerį. Kunevičius aušrą redagavo ir spausdino rašomąją mašinėlę, daugiausia naktimis. Kiekvienas numeris turėjo maždaug 50 puslapių. Slaptai persiųsti Jungtinės Amerikos valstijos laikraščio straipsniai buvo skaitomi užsienio radijo laidose, skirtose Lietuvai. Daugiausia aušros numerių apie 30, 77, 85 metais Kunevičius suredagavo ir atspausdino dirbdamas sielovados darbą būdvietėje. Deja, čia nėra jokių atminimo ženklų apie patriotinę ir disidentinę kunigo Kunevičiaus veiklą, nei bažnyčioje, nei klebonijoje. Tik iš būdviečio kilusio kraštotyrininko Benjamino Kaluškevičiaus iniciatyva prie paminklo būdviečio krašto žmonėms aušros leidėjų pastatė atminimo lentą. Lukšiuose, kur kunigas Kunevičius 85-88 slaptai redagavo aušrą, parapijos bažnyčioje kabo atminimo lenta su įrašu. Cituoju: Dėkojame Viešpačiui už 2 veiklius mūsų žemės švyturius – kunigą Antaną Tatarę, Totoraitį, pirmosios mokyklos Lukšiuose kūrėją, rašytoją ir pogrindžio leidinio Aušra redaktorių, poetą kunigą Lionginą Kunevičių. Citatos pabaiga. Kronika daugiausia registravo ir skelbė objektyvę informaciją apie religijos ir tikinčiųjų persekiojimą. Tautiniams klausimams nagrinėti buvo siūloma leisti kitą pogrindžio žurnalą. Tuo metu kronikos leidėjai turėjo sukaupę nemažą straipsnių tautinėmis, patriotinėmis, kultūrinėmis ir visuomeninėmis temomis, kurios netiko kronikai. Šie straipsniai tapo aušros pamatu. Rusinimo politika Lietuvoje buvo svarbi aušros laikraščio tema. Pavyzdžiui, Karolis Garuckas ją šalia ateizmo diegimo, žmogaus teisių varžymo laikė viena didžiausių grėsmių. Ginkime savo kalbos teises, ragina straipsnis aušroje. Šis pogrindinis leidinys taip pat įspausdina tekstą skambiu pavadinimu Gana lietuvį rusinti. Pavojaus varpais skambinama Banio straipsnyje įgyvendinami Taškento nutarimai. Pogrindžio spaudoje spausdinami oficialūs dokumentai supažindinti su tokios politikos realijomis bei grėsmėmis. Žolys, bandydamas įspėti apie rusifikacijos grėsmes, informuoja apie rusų kalbos vartojimo apimčių didinimą Lietuvos žemės ūkio akademijoje. Prašymas apginti lietuvių kalbos diskriminacijos rusų kalbos atžvilgių išsiųstas ir Jungtinių tautų organizacijos generaliniam sekretoriui Kurtui Waldheimui. Svarbus aušros leidėjų uždavinys buvo kova su Lietuvos istorijos iškraipimais ir dezinformacija, pastangos sugrąžinti iš istorijos išbrauktus didvyriškus Lietuvos praeities momentus. Aušros leidėjų teigimu, cituoju, mūsų mokyklose taip mažai vietos skiriama senovės Lietuvos istorijai, taip skurdžiai leidžiama istorinė literatūra ir ta pati cenzoriui yra negailestingai žalojama. Klastojant istorijos faktus, norima apjuodinti Lietuvos praeitį. Citatos pabaiga. Aušra taip pat informuodavo apie 1976 metais
lapkričio 25 dieną įsteigtos Lietuvos Helsinkio grupės veiklą. Grupė neturėjo savo spaudos organo, todėl jos dokumentai buvo skelbiami pogrindžio spaudoje, dažniausiai Aušroje ir Perspektyvose. Aušra nuo 77 metų iki leidinio egzistavimo pabaigos reguliariai pranešdavo apie Helsinkio grupės narių butuose atliktas kratas, taip pat apie grupės narių areštus, tardymus, teismus, spausdino teismų aprašymus, kaltinamasis išvadas, nuosprendžius ir kitus dokumentus. Daugiausia dėmesio buvo skiriama Viktoro Petkaus asmenybei ir veiklai. KGB persekiojo Aušros kaip ir kitų pogrindžio laikraščių leidėjus ir platintojus. 79 pabaigoje, 80 pradžioje saugumiečiai darė kratas disidentų butuose. Kratos metu Vilniaus universiteto docento Vytauto Skuodžio bute Vandentiekio gatvėje rado kelis pogrindžio leidinius, tarp jų ir Aušrą. Docentas Skuodis 79 gruodžio 31 dieną už amoralų elgesį, čia ta sovietinė formuluotė, iš darbo buvo atleistas, o vėliau ir suimtas. Krata buvo daroma ir Birštone gyvenusio Povilo Buzo bute. Kratos metu saugumiečiai surado ir paėmė daug pogrindžio spaudos leidinių, tarp jų ir Aušros 19 numerį. Po kratos Buzas buvo suimtas ir išvežtas į KGB Vilniuje. Kaip matome, sovietinio režimo politinės realijas taip pat galima laikyti priežastimi, paskatinusią Lietuvos neginkluotąją rezistenciją. Ji egzistavo, nes viena vertus Lietuvos gyventojai patyrė daug suvaržymų, o kita vertus represijos vis tiek nebuvo tokios baisios kaip Stalino valdymo laikais. Tai suteikė drąsos veikti pogrindyje, tikintis atsipirkti bent jau lagerio ar KGB tardytojo kabinetu, bet nesušaudimu ar mirtimi kankinant. Laisvės kovotojų teismuose būdavo pabrėžima, kad jų pažiūros susiformavo būtent dėl užsienio radijos stočių klausimo, kad radijo laidų klausimas darė įtaką kalbai ir Lietuvos neginkluotojo pogrindžio šaltiniai. Radijas padėjo Rusijos disidentinio sąjūdžio idėjų sklaidai. Grupė Lietuvos pogrindininkų Aušroje pasakojo, klausydami užsienio radijo laidas, mes ypatingą dėmesį kreipdama į diktorių pasakymą Maskva. Pogrindžio Aušra buvo leidžiama 1975–88 metais. Ji rašė apie tikinčių persekiojimą sovietinėje Lietuvoje, politinės ir kultūrinės represijas, istorijos falsifikavimą, rusinimą ir kitus dalykus. Iš viso buvo išleista 60 Aušros numerių. Aušra buvo perspausdinta Jungtinėse Amerikos valstijose, akademinės skautijos leidykloje Čikagoje atskirais tomais komplektais po 5 numerius. Numeris 1–5, numeris 6–10. Lietuvių kalba iš viso pasirodė 7 tomai, apimantis 35 leidinio numerius. Aušrą galima vadinti tautinio sąmoningumo puoselėjimo ir kovos dėl lietuvių tautos išlikimo simboliu. Ačiū už dėmesį.